Baigėsi vasara, baigėsi ir mokinių atostogos. Atėjo metas visiems grįžti į mokyklas, kibti į darbus. Kiek neįprastai nei kasmet, šiemet visose Plungės rajono mokyklose pirmasis skambutis kviečiantis į pamokas nuskambėjo rugsėjo 3 dieną. Kam pirmas, o kam jau ir paskutinis rugsėjais, šiais mokslo metais į Plungės rajono mokyklas pakvietė gerokai mažiau mokinių nei pernai. Palyginus su praeitų metų statistika, Plungė šiais mokslo metais turės net 395 mokiniais mažiau, o tai reiškia, kad mokyklos neteko 21 klasių komplekto. Mokslo metų pradžią Plungėje šiais metais švenčia 5312 moksleivių. Deja, šis skaičius kasmet vis mažėja. Į mokyklą rajone šiemet pirmą kartą žingsniavo ir mokyklos slenkstį pirmą kartą peržengė 341 pirmokėlis. Plungės miesto akademiko Adolfo Jucio mokykloje rugsėjo 3 dieną į mokslo metų pradžios šventę atėjo tik viena pirmokų klasė, nors buvo planuota sukomplektuoti bent 2. Priešais mane driekias ilgas kelias vilnius, už mėnulio nerą, kaip žalia žuvė. Mokslo metų pradžios šventę vedė direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir technologijų mokytoja Roma Bužienė. Pavaduotoja pasveikinusi visus su mokslo metų pradžia pakvietė sveikinimo žodį tarti Plungės parapijos kleboną dekaną Julių Meškauską. Noriu palinkėti visiems jums, tiek moksleiviams, tiek mokytojams, tėveliams, palaimos, viešpaties ramybės. Kaip svarbu yra atsisukti kitą žmogų, pabūt kartu. Ir šiandien ši diena, kada ir tu, tėti, mama, džiaugiesi savo vaiku, kaip jis auga, bręsta, stiprėja išmintimi, savo dvasia, pabūk dažniau su juo. Ir tu, broli, sesę, atsisuk į mamą, į tėtį, į savo brolį, sesę. Pabūkim kartu toj vienybei, kurios labai trūksta. O dabar kviečiu prie mikrofono vyriausiasis mūsų mokyklos mokinius, tai Simona ir Manta. O mokytojau, koksai esi mums reikalingas, kaip žingsnis, darbas, žodis. Tavęs vardu nevadinu, tik plazdesnių sparnų baltų klausausi ir džiūgauju, kad tu esi. Kartais ant jų pykstame, jų nesuprantame, neklausome, bet jie visada yra labai svarbus, nes jie mus moko rašyti, moko mus skaičiuoti, moko mus suprasti ir moko mokėti, moko gyventi. Jie mūsų mokytojai, tie žmonės, kurie padeda suvokti tai, kas bus labai svarbu ateityje. Mokyklos direktorius, dailės mokytojas Kęstutis Varpiotas pasveikino visus mokytojus. Ar tai sutapimas, ar taip turėjo būti, kad pradėjus mūsų šventę ir pradėjus mums giedoti himną apie Saulę, jinai nušvito. Nušvito gana simboliškai, iš tikrųjų. Ir aš nenoriu, vaikai, jums per daug kalbėti. Jums gražių žodžių čia yra prisakyta pakankamai daug. Aš tiesiog noriu pasakyti buvusiems mokiniams ir esamiems mokiniams, sveiki sugrįžę namo, na, o pirmokams mūsų ir naujai atėjusiems mokinukams, sveiki atvykę į puikią mokyklą, kurioje jūsų laukia nuostabus mokytojai, kurioje jūs būsite gerbiami, mylimi ir laukiami. Direktorius visiems priminė praėjusius mokslo metus ir apdovanojo nusipelniusius. Norime įteikti padėką Lietuvos jaunimo turizmo centro. Lietuvos jaunimo turizmo centras nuoširdžiai dėkoja Karoliui Petrauskui, Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos mokinį, už puikiai pateiktą darbą nacionaliniai mokinių ir jaunimo kraštotyros ekspedicijai.
Pirmų klasių mokytoja Rima Bartkienė pristatė visiems mokyklos naujokus pirmokus ir kartu su direktoriumi įteikė jiems pronkėlių pasus. Igna Daunecka. Kad pirmoji mokslo metų diena būtų išties džiuginanti, mokyklos direktorius asmeniškai kiekvienam pirmokėliui padovanojo po bilietą į cirką. Skambant mokyklos himnui, visi buvo pakviesti į pirmąją pamoką. Plungės Saulės gimnazija šiais mokslo metais pasitiko 685 gimnazistus. Nors ir lijo mokiniai besišypsančiais veidais, nešini geltonais balionais būriavosi gimnazijos stadione. Gimnazijos mokslo metų pradžios renginio vedėja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Grimalienė eilėmis pasveikino visus mokinius ir paskelbė šventės pradžią. Ant rudenėjančio dangaus pripieškim saulės spindulių, kad nebeliūdintų žmogaus. Rugsėjo žingsniai ir tikėkim, dienų spalvotame fone bus gera plaukt rudens upę su mokslo metų pradžia. Saulės gimnazijos direktorius Algimantas Budrys tarė nuotaikingus sveikinimo žodžius ir paskelbė statistinius duomenis apie mokinių skaičių gimnazijoje ir kitose Plungės miesto bendrojo lavinimo mokyklose. Noriu visus nuoširdžiai pasveikinti su naujųjų mokslo metų pradžia, nuostabia švente, kuri kiekvienam turi ypatingą reikšmę, nes būtent mokykloje kiekvienas pradedam savo didįjį kelią į pažinimą, kurio einame visą gyvenimą. Gimnazistų pasveikinti atvyko Plungės rajono savivaldybės meras Albinas Klimas. Jūs, manau, turite savo siekius, savo tikslus ir aš noriu palinkėti jums, gimnazistai, įvykdyti visus savo norus ir viršyti tą, kad pasiektumėte daugiau negu patys galvojate. Pedagogams noriu palinkėti gero, nuoširdaus darbo ir kad perduotų jums savo žinias ir jums ateityje, kad būtų lengva siekti aukštesnių tikslų. Pasveikinimą atvežė ir verslininkas Petras Beinoras. Džiugu matyti, kad ypatingai beveik girdėjau pusę Plungės rajono abiturientų pabaigs šią Saulės gimnaziją. Kaip dar nesenai sakydavau aš, kad proto man užtenka, bet man trūksta išminties. Tai šiais metais supratau, kad tikrai taip nėra. Nes ir pačiam dar teks ragauti, šiais metais stojau vėl į universitetą. Tai ką noriu pasakyti, kad nesivadovaukit tokiom taisyklėm, nes iš tikrųjų žinių reikia, jas pastoviai reikia tobulinti, gilinti ir siekti visko, ko užsibrėžti. Tai geros šventės jums. Mokslo metų pradžios šventė šiemet ypač ypatinga Plungės technologijų ir verslo mokyklai. Ši mokykla švenčia ne tik naujus mokslo metus, bet ir 25 metų mokyklos jubiliejų. Renginio vedėjas Egidijus Vaškelevičius pasveikino visus su mokslo metų pradžia ir gražiu jubiliejumi. Pasitikite šią naujų mokslo metų pradžią, kupini naujų jėgų, minčių ir siekių. Būkite patriotai, patriotai savo šalies, savo miesto ir žinoma savo mokyklos.
Technologijų ir verslo mokyklos mokinių atstovai priminė šiek tiek istorijos apie tai, kokia mokykla buvo pirmaisiais savo gyvavimo metais. Po mokinių sveikinimo buvo įteiktos gėlės pedagogams ir mokyklos svečiams. O dabar jums, mylimieji mokytojai, teikiamos pačios nuoširdžiausios gėlės. Technologijų ir verslo mokyklos tarybos pirmininkas ir uždarosios akcinės bendrovės Plungės Jonis valdybos pirmininkas Jonas Varkalys pasveikino mokyklos bendruomenę su jubiliejumi ir pasidžiaugė, kad mokykla sulaukė 170 naujokų. Linkiu visiems ne tik tai gerai mokintis, bet ir gražiai sportuoti, ką jūs mokate ir gražiai darot. Ne tik tai sportuoti, bet ir saviveikloj padalyvauti, ką irgi labai gražiai ir šauniai darote ir esate žinomi ne tik Plungėje, bet ir visoje Lietuvoje. O visiems dėstytojams ir vadovybei linkiu didelės kantrybės ir pasišventimo šiam kilniam darbui. Jonas Varkalys įteikė mokyklos bibliotekai dovaną – knygą apie uždarąją akcinę bendrovę Plungės Jonis. Į šventę buvo pakviestas Plungės parapijos kunigas Paulius Jaraminas. Mokinius pasveikino ir palinkėjo būti matomiems savo iniciatyva Plungės teritorinės darbo biržos direktorė Dangirutė Jurkuvienė. Bet kad tikrai būtumėt savo iniciatyvą matomi. Ir nekalbėsiu apie tuščius sveikinimus, nors jų niekada nebūna per daug, noriu tik tai jums pasakyti, kad jūsų galimybės yra dabartinių momentų šalies ekonominiai situacijai, būtent esant dabartiniai padėčiai, ypatingos. Ir jūs puikiai, ko gero, suvokia dėl ko. Po svečių sveikinimų mokiniai išskubėjo į klases. Jūsų aplodismentai dar kartelį! Jūs šiandieną negalėkim! Palydimo akcijom dar didesnėm! 25